Na ir iššūkis. Žinokit, tikrai yra daug lengviau kalbėti auditorijai, kurioje sėdi profesoriai, ir kalbėti savo mokslinę temą, negu saliai, kurioje sėdi mano dukra. Aišku, jeigu jūs tikitės tobulo pranešimo ir tobulos anglų kalbos, tai to nebus. Leisiu savo būti netobulai. Ir jeigu jūs tikitės stand-upo, to irgi nebus, nes mano humorą suprantu tik aš pati. Ir sąmoningai šiandien leidau savo būti netobulai ir sąmoningai pasirinkau ateiti čia kalbėti tikrai ne kaip profesorė, tikrai ne kaip kardiologė. Atėjau kalbėti čia kaip žmogus, kuris nori pasidalinti. Vaikystėje aš buvau tobula mergaitė. Ta, kuri gauna aukščiausius įvertinimus. Ta, kuri nesukelia jokių problemų savo tėvams. Ta, kuri nuo vaikystės žino, kas bus užaugusi. Ir vaikystėje aš važiuodavau mašinoje, turėdavau rankose lapą, tušinuką ir brėždavau liniją. Žiūrėdavau ją, kaip jį dreba. Ir įsivaizduodavau, kad piešiu ką? Kardiogramą. Planas aiškus. Aukščiausi pažymiai, gerai baigta mokykla, medicinos universitetas, karjera, visi ploja. Tobula. Bet gyvenimas ne visada sukuria tobulą scenarijų. O ir ovacijos ateina ne visada tada, kada jų labiausiai laukia. Šita tobula mergaitė mokyklą baigė aukso medaliu. Ir atėjo laikas, čia tas aukso medalis, vienintelė tokia mokyklai buvau. Bet atėjo laikas, kai man reikėjo stoti į universitetą. Ir tais laikais, kaip aukso medalininkai, man reikėjo išlaikyti vieną vienintelį biologijos egzaminą. Bet turėjau gauti aukščiausią įvertinimą. Tuo metu tai buvo 5 baliai sistemoje. Tai turbūt kaip 10 dabar. Aš buvau labai užtikrinta. Ėjau atsipalaidavusi egzaminą, nes kas jau man ta biologija. Laikiau egzaminą ir staiga jaučiu, kad negaliu išspręsti užduočių. Ir nesuprantu, kas yra, tiesiog negaliu išspręsti tų užduočių. Baigėsi egzaminas, aš vis tiek šventai tikėjau, kad aš gausiu 5. Gal sunkiau, bet gausiu 5. Ieškau savęs įstojusių sąraše ir ten manęs nėra. Tikrinu dar kartą, gal blogai pasižiūrėjau, ten manęs nėra. Pasirodo, kad aš gavau 3, taip kaip būtų jūsų sistemoje 5 turbūt. Ir tada man reikėjo laikyti dar 3 egzaminus, kurie jau buvo chemija, fizika, lietuvių kalba, tam, kad įstotų. Jau tada ruošiausi 4 egzaminams, išlaikiau, įstojau. Bet jau į mediciną atėjau ne kaip tobula mergaitė, o kaip ta, kuri žino, kad gali ir nepasisekti. Ir tuo metu mano vertė buvo mano pažymiai. Ir žinot, mokykloje manęs tėvai neleisdavo jokius vakarėlius. Arba jeigu ir leisdavo, tai aš ateidavau, pabūdavau ir 9 valandą manęs atvažiuodavo pasiimti. Dabar, kai susitinku su klasiokais, jie dalinasi prisiminimais, jie juokiasi iš tam tikrų istorijų, jiems faina, o aš neturiu prisiminimų. Bet už tai turiu pažymius. Už tai turiu aukso medalį. Po rezidentūros, įstojus į universitetą, po rezidentūros, aš labai norėjau tęsti savo akademinę karjerą ir labai norėjau doktorantūros. Tuometinis mano klinikos vadovas man tiesiai į veidą pasakė, kad
Jūs nesugebėsit nei disertacijos parašyti, nei mokslinio darbo padaryti, o iš kitos pusės jūs norėsit viską greitai padaryti, nes šiaip aš greitai viską darau. Man nereikia tokios doktorantės. Man užėjo toks vidinis pyktis, tokia vidinė motivacija, hold my beer. Žodžiu, man taip užvirė kraujas, kad aš viskas pjoviau ir išvažiavau į Vokietiją. Išvažiavau į Vokietiją, kur dariau mokslinius darbus, kur dieną dirbau kaip gydytoja, po pietų darydavau mokslinius darbus, čia yra kiaulė, jeigu ką. O dar žinot, tarp kitko, kad kiaulės širdis yra pati artimiausia žmogaus širdžiai. Ir už tai visus eksperimentus medicinoje labai dažnai darom būtent su kiaulėm. Taip, tai čia dariau eksperimentus su kiaulėm, su šunim, matot, šuo. Čia vyksta perstemplinė echoskopija šunim. Žodžiu, dirbau dieną naktį, naktim rašydavau disertaciją vokiečių kalboj. Ir po 2 metų aš turėjau apgintą disertaciją. Grįžau į savo gimtą Kauną, į savo gimtą universitetą. Nuėjau pas tą patį profesorių, padėjau jam ant stalo disertaciją ir sakau, va, aš apsigyniau. Jis tuo metu rašė kažką, pakėlė akis ir sako, nesvarbu man ta jūsų disertacija, jūs man 2 knygas skolinga. Tada buvo tikrai smūgis. Tada tikrai verkiau. Ir tai buvo, žinot, tas momentas, kai tu tikrai atiduodi viską, paaukoji viską, pasiaukoji, peržengi save ir vis tiek lieki nepamatytas. Gal ir jums tai buvo, kad atiduodi viską, atiduodi, ką turi geriausio ir vis tiek pasirenka kažką kitą. Bet kartais tai ne apie jūs, kartais tai ne apie jūsų vertę. Tai daugiau apie sistemą. Ir kartais nereikia tų dalykų maišyti. Praėjus kažkiek laiko turėjau galimybę, man tai pasiūlė tapti vienos televizijos laidos. Tokia buvo, klauskite daktaro, aišku, jūs nežiūri tos laidos, čia seniems žmonėms laida, kaip mes sakom, babytėm ir dėdukam. Pasiūlė man tapti šitos laidos vedėja. Aišku, visa aplinka ūžė. Garbingi profesoriai po šou laidas nesišlaisto. Eik gydyt pacientų vietoj to, kad čia kalbėsi. Pažiūrėkit, kaip jinai apsirengus, pažiūrėkit, kaip jinai atrodo, gražuolė. Buvo daug visokių piktų, neigiamų komentarų. Ir kitų atveju aš būčiau labai stengusis įrodyti savo vertę. Bet man tada to nereikėjo, nes aš mačiau prasmę. Jeigu televizijos laida gali išmokyti žmogų atpažinti infarktą, jeigu televizijos laida gali išmokyti kažką gaivinimo veiksmų, galų gale, jeigu televizijos laida pralinksmina arba išmoko gražiau gyventi, sveikiau gyventi, ir jeigu mes išgelbėjom televizijos pagalba bent vieną gyvybę, tai jau yra prasmė. Ir kai tu turi prasmę, visos baimės dingsta. Ir tada nereikia niekam nieko įrodinėti, nes tu žinai, kad tai verta. Bet turiu prisipažinti, kad ne visos mano istorijos buvo apie prasmę. Prieš kelis metus buvau nominuota tapti metų kaunietė. Ir tada man užėjo toks azartas. Aš, aišku, galėjau nekreipti dėmesio, nes žmonės balsuoja, jeigu tu verta, už tave nubalsuos ar ne. Galėjau nekreipti dėmesio, galėjau palikti tai savieigai, bet manį pabudo kažkas tikrai labai žmogiško. Azartas, noras laimėti, bet kokią kainą, bet kokiom priemonėm.
nebejoju, kad ir jūs kai kas buvo turbūt įtraukti į tuos balsavimus. Skambinau visiems, rašiau žinutes, kūriau tekstus Facebook'e, socialinėje erdvėje, prašiau visų įžymių žmonių, kad dalintųsi. Na, žodžiu, visą mėnesį maniakiškai gyvenau laimėjimu. Laimėjau. Ir kas? Ir nieko. Ir mane apėmė toks tuštumos jausmas. Tik tai viduj tylus klausimas. Ką man viso to reikėjo? Dar vienas patvirtinimas, kad aš tobula? Dar vienas patvirtinimas, dar vienas trofėjus į trofėjų dėžutę, dar vienas ego masažas. Ką man to reikėjo? Nes prasmės tame nebuvo. Taigi, ne kiekviena pergalė verta pastangų. Ne kiekvienas iššūkis vertas jūsų energijos. Kartais reikia tiesiog rasti prasmę, dėl ko tai darote. Ir nuotraukų iš šito nebus, nes man net truputėlį gėda prisiminti, kaip aš intensyviai tuo klausimu dirbau. Na, bet kartais gyvenimas mėgsta nustebinti. Ir vieną kartą mane jis nustebino laišku, kuris atėjo iš arabišką pavardę žmogaus. Na, koks pirmas įspūdis ir koks pirmas jausmas? Aišku, spamas, aišku, delete. Antrą kartą vėl ateina laiškas su ta pačia arabiška pavardė. Vėl spamas, vėl delete. Trečią kartą jau ateina su raudonu šauktuku. Na, galvoju, visgi gal reikia perskaityti, apie ką tai. Ir jau vos nepaspaudžiau delete vėl mygtuko, bet perskaičiau. Ir tai buvo kvietimas atvykti į Saudo Arabiją. Saudo Arabijoje yra tokia King Faisal Prize, tai yra kaip Nobelio premija arabų šalyse, bet vertina viso pasaulio mokslininkus. Tai mane kvietė į atrankos komisiją kartu su kitais pasaulio profesoriais. Ir aišku, po daugybės patikrinimų man teko garbė nusifotografuoti su Saudo Arabijos karaliumi ir sudalyvauti komisijos atrankoje. Ir atrinkti beje vieną Bostono profesorių, kuris atrado genų karpimo žirkles ir kuris pritaikė tai klinikiniai praktikoje medicinai. Ir mane iš Lietuvos kvietė dėl to, kad profesorius Šikšnys, turbūt girdėjote tokį, jis atrado genų karpimo žirkles, tai jis irgi buvo nominuotas tai premijai. Ir žinot, po šito įvykio aš supratau, kad ne apie tai, kad graži ceremonija, kad aš su profesoriais, kad sudalyvavau Saudo Arabijoje, ne apie tai. Bet aš jeigu trečią kartą būčiau paspaudusi delete mygtuką, aš tiesiog būčiau praradusi galimybę. Tiesiog būčiau praradusi nuostabią galimybę, kur man likimas tiesiog nešė ant lėkštutės. Ir kartais mes galvojam, kad gal čia ne man, gal čia ne apie mane, gal čia tiesiog aš neverta ar aš nepakankama. Ir kartais mes tą delete mygtuką įsidedam savo į galvą ir ištrinam save anksčiau, negu ištrina aplinka. Tai neturėkit to delete mygtuko, naudokitės galimybėm. Ir kartais gyvenimas mėgsta pokštus ir aš niekada gyvenime neįsivaizdavau, kad būdama 50 kelių tai metų pradėsiu šokti Lotynų Amerikos šokius. Ir žinot, labai norėjau tą daryti visą gyvenimą. Ir aš nuėjau į tą salę. Ar buvo baisu? Taip, labai.
Nes galvojau, kad, na, žinot, garbingas žmogus, tokia visa ir staiga Lotynų Amerikos šokiai, aukštakulniai, blizgančios suknelės ir parketas. Ir galvoju, nu ne, čia ne man, bet peržengiau save, nuėjau į salę. Po metų išvažiavau į tarptautinės varžybas. Vakar taip pat grįžau iš kitų tarptautinių varžybų. Ir aišku, kad bijojau varžybose pasirodyti blogai. Ar man buvo svarbus rezultatai? Taip. Ar bijojau? Taip. Bet pirmą kartą turbūt gyvenime sąmoningai pasirinkau nežiūrėti į skaičius ir nebūti priklausoma nuo rezultatų. Visą laiką šokau, šypsojausi, mėgavausi muziką ir kompaniją ir džiaugiausi gyvenimu. Taigi, gyvenimas jums kartais duos 3, kartais užtrenks duris, o kartais pasiūlys sceną, kuri baugins. Bet ženkite tą sceną. Jūs galite turėti galimybę likti saugiai savo komforto zonoj arba šokti. Net jeigu dreba kojos, net jeigu žinot, kad stebi, net jeigu žinot, kad nelaimėsit. Kartais svarbiau išdrįsti, o nelaimėti pirmą vietą. Ir iš tikrųjų tu laimi tada, kai tu nebijai nelaimėti. Tai aš linkiu jums šokti. Ačiū.